Nu, kai bus žmonių, kalbėsim labiau. Sveiki, kas prisijungėt. Neišeikit iš karto. Galim pakalbėti, pašnekėti. Klausimų. Laivas maždaug bus iki 4 valandos, gal ilgiau. Gal ilgiau truputį, po 4 kažkiek, tai grįž namo seneliai, tai tada ir laivą baigsiu, tai nežinau tiksliai kiek laiko bus, tai galima. Dėkui, kas prisijungėt. Hello, do you speak English? Haima. Because my life is Lithuanian language, but do you not speak Lithuanian? But you're like watching this live. Stay, please. Ačiū, kas prisijungėt. Laivas maždaug bus iki 4, gal truputį ilgiau. Žvaigždės istorija. Stam gėda. Sveikas. Du žmonės. Labą dieną. Girdit mane? Здорово. Sveikas. Sveika? Gal sveika, ne vyras, o mergina? Ne, aš Marozas. Ai, tai sveikas. Jo. Nori betlų daryti, pas mane dar tik 8 žmonės susirinkę, bet... A gal biškai paskui mes dabar negalim. Mes prisijungsim paskui tu ateik į laivą. Į laivą, tai ne, aš savo darau laivą, tai tu gal ateik į mano. O mes į rožę. O jūs čia darot po kažkokiu laiptais tą laivą, ar kur? Ne. Ne, čia po lovos laiptais. Po lovą? Ne, po lovos laiptais. Čia 2 aukštė lova, mes apačioj. 2 aukštė lova. Ai, supratau. O dėl ko taip pasislėpę darot? Ką? Dėl ko taip pasislėpę darot laivą? Nežinau, kad mūsų neužbanintų nieks. Ai, jum ne 18, tai dėl to taip. Jo. Man tai 19, tai aš neturėčiau bano gauti. A. Tai tikrai nenori dabar mečą daryti? Man 13 metų. Nu tai kaip tu pakviestai į tą mešą? Tu gali pradėti. Tai galiu. Ir pasiduosime. Man atrodo, mes pasiduosime. Ne, kad mes pralaimėsim. Nutepinam. Nu, patapinam. Bandom laimėti šitą kovą. Mes jau 9. Patapinam. Oi, padėkit man kažkoks žmogus. Jie jau laimi. Patapinam visi. Jo, gerai. Ačiū, kur aš pakviečiu, jo. Davai patepinam žmonės. Patapinam visi. Prašau, patapinkit. Nebūkit pituchai. Patepinkit. Patapinkit kažkas, nu. Jie jau 12 turi, tai padėkit man. O, dėkui. Maladėts, kas patapinot. Tyliai tik tai būk. Aš netyčia. Tu be garso, okei? Nu, davai, veiki muziką, visi tapina. Ne, davai, be muzikos. Garsiai galva. Nežinau, aš gal garsiakalbį išjungiu, kad jūs nesigirdėtų, kad aš galėčiau kalbėti, kad... Ar kaip daryti? Ką? Čia jūs kur šneka, tai aš galiu nujungti, kad jų nesigirdėtų. Ne, nesvarbu čia. Bus geriau. Nu, padėkit, dar surenkam, aplenkiam, dar 3 minutės kem turim, tai bandykim aplenkti juos.
Nors čia neoficiali kova, neoficialus battle. Ačiū, kas palaikinot mano streamą, dėkui. Nu, jis daugiau turi sekėjų, aš truputį mažiau turiu tai. Nu, ką jis ten turi 100 daugiau, bet padėkit vis tiek, nu, padėkit, kad laimėčiau. Ačiū visiems, kas laikus dedat. Ir tu dėk man laiką. Nežinau, padarysiu gal su garsiakalbiu. Gali paklausinėti manęs klausimų, dar 3 minutės yra. Ne. Mes 21. Kas užmesit rožyčių, paskui galėsit parašyti užduotį, kad kažkokią daryčiau. Ačiū, kas pasidalino laivu, dėkui. Pasidalinkit, tai jūs mums patepinkit, davai. Jo. Gal tapinkit? Ko užsiemi gyvenime? Ko užsiemi? Tai dabar baigiau pamokas, pradėjau nuo Kokius skaityk pusės žinutės? 11:00. Niekas čia man nieko nerašo, tik tai rodo. Apie 2:30 baigiau daryti. Nu, o ko šiaip užsiemu, tai dabar dar studijuoju. Dabar dar turiu 5 mėnesius, tai pasiruošti egzaminam. Ir pasiruošęs egzaminų. Viltė, ačiū, kad pasidalinai laivų, dėkui. Nu, o šiaip tai darau laisvalaikiu va tiktokus. Nu ir dar lankau būrelį savigynos tokį. Ačiū visiems, kas patapino, dėkui labai. Ačiū visiems už laikus, kas laikina streamą. Irgi labai ačiū. Nu, užmeskit kažkas, kad aplenktumėmės juos. Paskui po šito battle kovos galėsit parašyti kokią užduotį, jeigu laimėsim. Nu, jeigu nelaimėsim, tai nelabai daryčiau. O jeigu laimėtume, tai kažkokią galėtumėt parašyti, padaryčiau. Paskui laivo metu. Nedaug trūksta, padėkit laimėti šitą. Ačiū visiems, kas laikina. Labai dėkui. Opa. Važiuojam, šaunuoliai. Opa, jau aplenksim, šaunuoliai. Dėkui. Girdi. Taigi. Dar. Ei, vėl jam užmetė kažkas, vėl jam. Jeigu jūs manęs negirdi. Ką čia tokia? Nedaug trūksta, padėkit. Patepinam visi. Ema, patepinam. Opa, lygios. Opa, įsiveržė mes įsiveržėm. Gerai, šaunuoliai. Ko tik tai Ui, 100 kažkas įmetė, dėkui, Lukas. Ačiū. Lukas. MVP Lukas. Ką jis ten ploja? Galėsi parašyti užduotį, 100 įmetė, tai parašyk po laivo, po battle, viskas, mes laimėjom, kovą. Aš tai šiaip nepažįstu. Ką aš čia? Kažkas parašė. Kažką. Palačiau. Šaunuoliai visi. Nu mes jau pralaimėsim viskas. Tai viso gero, sėkmės jums. Jeigu ne tas kažkoks Lukas, ne, tai mes būtume laimėję. MVP Lukas, MVP, dėkui. Maladės, Lukas. Aš jūsų prašau. Viso gero. Ar nori remačo? Remačo nori ar ne? Reikia kito žmogaus pakvies šitą išmes kostą šitą žmogų. O kaip išmest? Aš žinau, kaip išmest. Tai iš jų nebenorit, viso gero. Iki. Geros dienos. Ate. Lukas, jeigu dar neišėjai iš laivo, tai parašyk 100 rožyčių įmetei, tai tą progą užduotį padarysiu. Vardan tavęs padarysiu užduotį, nes tu MVP esi tai. Tai parašyk, kokią užduotį norėtum ir aš padarysiu. Reikia kažkaip atsidėkoti tau vis tiek. Nu, kai kovosim dar, jeigu bus dar kažkas, kas susigundys kovoti, tai vėl galėsit padėti man, kad aš laimėčiau. Dėkui, Antanas, kad pasidalinai laimų.
Ačiū, kad pasidalinai tiesiog transliaciją. Ačiū, kad neišeinat ir žiūri žmonės laivą. Galite užduoti klausimėlį dar, bet nežinau, dabar kažkada gal bus dar. Gal dar per šitą laivą kažkas prisijungs. O Lukas, parašyk užduotį, arba galite vietoj Luko kažkokius žmogus parašyti užduotį, kad atsidėkočiau tam, kur 100 įmetė. Kur 100 įmetė koinsų ten. Kažkokį, nežinau kokį dalyką, bet kad atsidėkot jam, nes jis šaunuolis. Įdomu, ar kažkas susidomės į dar battle kažkokią kovą padaryti. Šitą laimėjom. Kai turėčiau, pavyzdžiui, bent 5000 sekėjų, tai reiktų gal net ir oficialią kažkokią padaryti kovą. Battle kažkokią valandą ir būtų gal visai geras sprendimas, galvoju. Vandens įspilsim. Ačiū, kas jungiatės ir žiūrit. Kažkaip Lukas padoneitino ir išėjo iš laivo. O gal dar žiūri? Nedrįsta parašyti gal žmogus. Kažką galėtų parašyti, kažkokią užduotėlę už tuos. Erika, ačiū už ražytę. Ačiū. Oi, nori kažkas invitinti. Yeah. Ačiū Erika už ražytę ir ačiū, kad pasidalinai laivą. Kuo daugiau pasidalina, tuo man į naudą. Ačiū, kad pasidalinai, nematau Niko. Rimantė 272, dėkui, kad pasidalinai laivą. Ačiū labai. Neprisimenu, kada per battle būtų, kad 100 įmestų, kad ištemptume tokį laimėjimą, kad 100 taškų ten laimėtumėm. Lukai, nespaudimas joks tau, bet čia tau kaip atsidėkojimas būtų, užduotį kažkokią padaryčiau už tuos. Už tavo doneitą, kur tu įmetei 100 ten. Per battle. Gali kažkokią parašyti užduotį. Užduotį parašyti ir aš padaryčiau. Vien dėl to, kad tu įmeti man 100 tų, nerožyčių, bet ten kažko. Dabar tiksliai neprisimenu kaip. Ačiū, kas prisijungėt. Ir iškart neišeinat. Žiūri toliau. Būtų įdomu pažiūrėti, kad kažkas prisijungtų kartu į live together, būtų faina, bet kad kartu live būtų, bet nėra kažkaip. Ačiū, kad pasidalinai bimbam tiesiog transliaciją laivų. Nėra jokių klausimėlių, tai nežinau ką pabendrauti, ką pasakoti. Dėl to toks dabar dėkojimas, pasisveikinimas su kažkuo. Dėl ko tau Leni set, kad liūdna, kad tokį nuliūdusi veidelį atsiuntei. Parašai tokį nuliūdusi. Dėl ko liūdna, dėl ko nuotaika negera šiandien.
Lukas, o dėkui, matau dar čiate esi, tai parašyt gali man užduotėlį už tą 100, kurį metėjai. Nu, jeigu žinoma nori tik. Rim, ačiū už rašytę. Ačiū. Man gali Lukai parašytų, jeigu, nu, žinoma, jeigu nėra prievartos, tiesiog jeigu nori, gali parašyti kažkokią užduotį man. Matau, tu 12 net lygio, tai tu donėtini ne man vienam, nors pats neturi 1000 followerių, bet ačiū Lukai už rožės labai. Pasiekit šitą žmogų, padėkit jam surinkti 1000 followerių, padėkit. Nors pas mane tik 10 žmonių, bet padedam šitam žmogui. Nu, matot, koks dosnus žmogus, 20 rožių įmetė. Ir dar prieš tai 100. Valius bezdalius. Nu, bandom. 10. Labadiena, dėdė. Labadiena, vaikeli, kiek tu metų? 19. O kiek duotumėt? Meluoji. Nemeluoju. Meluoji, netikiu. Parodyt pažymėjimą. Kokį teisų? Neteisiu pažymėjimą, nu. Moksleivio. Kokį pažymėjimą turi moksleivio? Nu. O tai kur tu mokinėsi, kad tu moksleivio pažymėjimą turi? Gimnazijai. 19 metų tikrintokas esi. 12. Supratau. Kai baigsi mokslą, pasikvies mane, gerai? O... Kas rodo? Eta rodo. Nusiprantu apie ką čia? Čia kažkoks prisijungia, nežinau, kažkoks. Nu, kažkas prisijungia toks kažkoks žmogus. Netiki, kad man 19, nu. Keista. Netiki, tai netiki, nu. Ką padarysiu? Aš galėjau parodyti įrodymą. Kad gimimo data. Matot gimimo datą, taip. Tos nerodysiu, kur su dokumento tapatybės kortelės negalima. Moksleivio tai nieko tokio. Dar vieną 100. Tu MVP šiandien tikras. Ir dar vieną. Iš kur tu toks turtingas? Eik tu savo, tu neįtikėtinas žmogus. Tu dabar 500 tiesiog įmetei. Tu parašyk man kažkokią užduotį, kad aš galėčiau padaryti, nes tu dar 3 rožių įmetei. Tu čia 600 man sumetei vien per šitą. 600 sumetei dovanėlį, to coinsų. Čia aš nežinau, 4 eurai gal. Parašyk tikrai užduotį, nu tu nusipelniai to. Nusipelniai to, kad aš tau padaryčiau kažkokį statementą arba užduotį, kad tu tiek įmetei man. Lukas. Nu, jeigu 400 PM įmetei iš viso, aš skaičiau daugiau, nu, bet gal tiek ir buvo 450. Ai, taip, nes 4 kartus. Ir 30. Atsiprašau, gal per daug suskaičiau. Nu, bet vis tiek tu to nusipelnės, nes tu 400 PM sumetei. Tu turi vis tiek, tu dabar turi teisę parašyti bet kokį dalyką ir aš išpildyčiau jį, pavyzdžiui, nu, per laivo metu. Ne bet kokį, nu, pavyzdžiui, nueiti ten kažką nupirkti iš parduotuvės ir tada suvalgyti, tai ne, bet jeigu namuose, pavyzdžiui, tą dalyką turėsiu, tai galiu. Bet tikrai padaryčiau, nu, nes tu vertas to, nes tu man įmetei belekiek tų coinsų. Sugalvok užduotį ir aš padaryčiau. Gediminas, nu, pabandom. Sveikas.
Laukėtų čia? Hello, Hello, hello. Hello. Nori daryti battle, nors, aš prieš tai gal ir pralaimėsiu 100% galiu duoti, bet... Tai pohui, aš niekam nesišėrinu, galim pamušti. Taip, aš ant durniaus mušu ir viskas. Kas nors geras, tu daugiau vis tiek turi followerių. Nu, tai polku tie followeriai, aš niekam nesišėrinau. Ai, o tu žvejas? Jo. Koks laimikis didžiausias pagautas? Va, žiūrėk, matai, va, kokį laimikį pagavau. Palaukit, nematau. Nesimato? Ne, aš dabar matau sniegą. Sniego, o tai va, o laimikio nematai ant sniego? Ai, matau. Su šuniu tu esi dabar? Jo, čia šuo pagavo. Tai nerodyk tokių negražių dalykų, nedakvačių, gali bloką duoti. Tai pohui bus blokalė. O iš kur tie gabai tų followerių, kaip esi? Kristinai pizą palaižiau. Su necenzūriniais žodžiais, prašom, nekalbėtų. Tai čia necenzūriniai, čia tas pats, ar tu čiulpinuką čiulpia? Užmutinau, nes negražiai žodžiais kalbėjo, tai atsiprašau, kad negirdėsi, ką aš nekės su jais, bet dar plius rodo negražius dalykus. Nu, gal pasikeis žmogus, tai gal galima atmutinti truputį. Prašom nekalbėti negražiai, nes užmutinau, kad negražiai, nes čia vaikai pas mane laive, tai paskui primokinsiu negražių dalykų. Tai aš galiu vaikus pamokinti gražių dalykų. Kokių? O kas to gyvenime negražu yra? Keiktis negražu. Muštis negražu. Kas dar negražu? Gerti alkoholį, rūkyti. O tu birkas smaukęs, blėd, ar nesmaukęs esi birkos? Nu, tai daręs tą dalyką, taip. Ai, daręs? Nu, tai čia normalu, žinok, yra. Visi normalūs patampus kūra. Nu, turbūt taip. O kaip žiemą išegaudo, taip, tą žuvį, kaip sekas gaudėt? Tai nieko, va, žinai, tampai, čia tas pats, kas mergina bučiuoti. Ačiū, Lukas, kad palaikinai. Ačiū visiems, kas palaikinot streamą, dėkui. Jo, iš kur tu pats esi, seniuk? Iš Kauno, tu? A, iš Kauno, aš iš Vilkaviškio. Iš Vilkaviškio? Nu. Tai koks čia maždaug atstumas reikia pažiūrėti? Tai čia 60 km. O kiek maždaug tau metų? Man 27. Ai, tai dar nejaunas. Iš balso daugiau kažkaip atrodo. Tai aš matai daug rūkau ir daug geriu ir per mergas einu. Ai, matau. Nu, ne 60 km. Su mašina 86. Tai žiūrint, per kur važiuoji? Nu, aš žiūriu, Kaunas Vilkaviškis. Nu, aš tik kai Nemunų plaukiu, tai man arčiau. O pavienu tik laimį, jas padėkit, kad laimėtume. Aš matai, žinai, Nemunų plaukiu iš Kauno tiesiai į raketą šaunu ir maršrutą per GPS užsistatau. Žinai, kas GPS yra? Žinau, taip. O tu Čerstone restorane buvęs ar ne? Kokiam restorane? Čerstone. Čerstone negirdėjęs tokio. Tai va, nu ten, žinai, tarkim, tau atneša lėkštę su ledais ir toksai šaukštelis yra mažas ir didelis, kokį šaukštuką imsi? Mažą turbūt. Tai va, tai užtat ir nesi buvęs restoranės, reikia imti didelį šaukštelį, ant ilgo koto. Tai juk ledus valgai. Nu tai koks skirtumas, tai čia išprusimas, kiek klasių baigęs? Tai dabar 12 baigsiu. Ai, 12. Tai tu man išvardink 3 mokslininkus. Ačiū už 3, nežinau, kas voveriukai. Jo, voveriukas. Išvardink man 3 matematikos mokslininkus amerikiečių. Newtonas.
Nu, toliau. Ne, Newtonas. Pala. Nu, gerai, vienas. Nu, Nu ir dar kažkokia, dabar neprisimenu tiksliai. nu, tai gerai, dabar, kad neatsimint, tai dabar išvardink 3 žvėrius. Žvėris kad- pažįsta. Ačiū, kad laimėjau. Jo, prašom. Žvėris pažįsta, ne? Pažįstu. Nu, tai dabar išvardink 3 Dievas, žvėrius. Tu šiandien netikėtinas esi, Lukai. 3 žvėrius išvardink šikančius prikiam. Kuo? Spirom, kur žvėris, kurie šika spirom. Tai Žinai, kas- briedis, Vienas, nu, šernas, gal? 2, nu, 2. Ir elnis. Nu, tai 3. Tai matai, tu apie šūdą tai gerai žinai, bet apie mokslą tai iš vis nichuja tu nežinai apie mokslą. Remačio tu nori mokinė- ar ne? Tai davai kalam. Bandom? Nu gerai, bandom. Davai. Tik mažiau cenzūriniais žodžiais, prašau, kalbėti. Gerai, gerai. O ką tu žinai apie cenzūrą? Cenzūra, žinau, kad buvo nuo rusų laikų ji prasidėjo, nuo antro pasaulinio karo ten maždaug. Nu. O tai Landsbergį tu pažįsti? Žinau aš jį, taip. Nu, asmeniškai tai ne, bet Nu, o jis tau patinka Landsbergiukas? taip, maladės žmogus, protingas. Tu jeigu kalbė apie Vytautą Landsbergį, ne apie Gabrielių, ne apie jo anūką. Tai, nu, tai tarkim pradėkim nuo Vytauto. Ką tu žinai apie Vytautą? Ką jis gero Lietuvai padaręs? Kad panaikino baudžiavą. Nu. Kelintais metais panaikino baudžiavą. Baudžiavą kada panaikino? Nu... Reikia prisiminti toj. Nu, pagooglink, pažiūrėk, kada baudžiavą panaikino, pagooglink jo, kad teisingai atsakytum. 61. Pala, ne? Nu, Reikia Lietuvoje. jo, rašyk, Lietuvoje baudžiava panaikinta. Tai matai, tas internetas toks geras dalykas. Taip. Geras dalykas tas internetas, aš kaip žinai, nemoku naudotis kompiuteriu, tai nežinau to interneto. O tu tada eini į biblioteką skaityti knygos ar kaip? Aš einu į Mažvydo biblioteką. Žinai, kur Mažvydo biblioteka yra? Martynas Mažvydo. nežinau. Nu tai įsives, kur yra Martyno Mažvydo biblioteka, pasižiūrėk. Mažvydo biblioteka, tai yra Vilniui. Nu tai kaip tu sūnau nežinai? Tai aš į kitą einu biblioteką, tai dėl to nežinau. Aš iš Kauno. O tu Pažaislio vienuolyne buvęs? Buvęs. Ką gero ten? Dar darom mečą vieną. Davai, darom. Maladės bukuriukas toks. Apsiskaitęs. Nu tai kelintais metais Lietuvoje panaikinta baudžiava. Šiam pirmais. Šiandien pirmais ir sakai Vytautas Landsbergis, ar Vytautas Landsbergis Tai panaikino ne, baudžiavą? Vytautas Landsbergis panaikino. Nu tai va, matai va, kai Nu, būna. bet jis kažką ten padarė naudingo, dabar neprisimenu. Bet... Nu tai va, tai koks tu lietuvis, jeigu nežinai, ką jis naudingo padarė, žinai, ką jis padarė naudingo? Ką? Prapiso Lietuvą. Nu, nereikia taip. Aš žinau, kad visi kaimiečiai ir kiti žmonės varo ant jo. Jis yra maladės žmogus. Ne, Tu- maladėts yra pasarklį tarp kojų. Tu geriau nešnekėk nesąmonių. Tu už jį nepadarytum tiek, kiek jis padarė. Bet aš jį galėčiau padaryti. Vėl užmūtinsiu, nes nusišnekiu vėl nesąmonės truputį. Atsiprašau, Net kad... aš nenusišneku. Aš tai nenusišneku. Sorry, kad užmūtinau, kad negirdėsit, ką jis... Bet jis pas jį tokie ir susirenka, kaip jo mąstymo, man atrodo. Lukai, tu šiandien esi MVP visiškas. Visiškas tu šiandien MVP, tu viską padarai.
šiandien 620 koinsų taip sumetei. Tu po laivo parašyk kažkokią užduotį. Arba galim jo paklausti, kokią užduotį siūlytų man padaryti. Nu va, tavęs klausimėlio. Kokį siūlytum užduotį padaryti, kur žmogus man pridoneitino net 620 koinsų? Žinai, kokią siūlyčiau tą užduotį padaryti? Nusirengt nuogas ir po sniegą pasivalioti. Laivo metu negalima, nes baną gausiu. Kitą kažkokią. Tai gali. Gausiu baną. Tai tada su triusikais. Kažkokią kitokią. Kitokią prisipilti į vonę šalto vandens ir įlysti šalto vandenį. Šokti vonę. Nenori? Tai gal geriau aš Luko paklausiu, kuris įmetė, geriau jis man pats parašė. Arba žinai, kokia užduotis Gadica būtų. Svogūną suvalgyti, cielą sugriaužti svogūną, kai obolį. Ai, nu galima, va. Nu, tai ją darys Lukas su tavim. Tai ne, Lukas man įmetė, aš jam noriu atsidėkoti už tai. Ai, jis tau pirštinę ar rūką ten įmetė? Įmetė dovanėlių. Ai, dovanėlių. Va, matai, kai tave Lukas palaiko, tu visai šaunuolis, rožyčių tau duoda, Lukas. Ir rožyčių, ir paskui širdelių tų davė tokių. Nu, o tai žinai, iš ko širdis daroma? Iš ko? Iš mėsos ir kraujo. Kodėl tu toks žiaurus? Nu tai kai, kodėl toks žiaurus, tai iš ko? Tai tu papasakok širdis, kas yra širdis? Širdis tai yra organas, kuris suteikia varnėja mūsų visas kraujagyslės kraują ir suteikia, jis yra didžiausias mūsų organas, be širdies nieko nebūtų, mes negyventume. Tai ne, o tai kokį dar organą turi? Daug turiu, plaučiai, kepenys, storoji žarna ten, kas dar? Kas dar? Kraujagyslės, kas dar tada yra iš organų? Nu, pažiūrėk, pagooglink, kas per organai. Nu, mes turim smegenis. Nu, smegenis. Tai kaip ir išvardinau paskui, smegenis, kraujagyslės, kaip ir sakiau, plaučiai, širdis, skrandis, kepenys, inkstai, storoji žarna. Bet tai dar tu vieno organo nepasakėjai. Šlapimo pūslėnų. Nu, dar vienas organas jau arčiau tikslo eini. Laimo metu aš tokių dalykų tikrai Tai tu mokinais ar nesimokinai, aš nesuprantu, jeigu tai knygos parašyta, vadovėlė net yra. Opa, pralaimėsim šitą, nu nieko, pirmą laimėjom, tai. Ačiū. Žinai, koks tai yra organas, yra toks lytinis organas. Žinau, lytinis organas. Tai va, ir ko tu bijai sakyti? O tu esi turėjęs lytinių santykių kada nors. Ačiū. Ai, nepadėjo smurfytė. O, padėjo. Mes laimėjom? Jo, laimėjai, sveikinu tave. Ai, tu savo smurfytė, ačiū. Tu netikėtinai. Tu šiandien pasikūręs neįtikėtinai. Mano sekėjai pasikūrė neįtikėtinai. Nu, tai tu irgi matai pasikūręs. Tai gerai, ačiū už laivą. Davai. Nu, ne už laivą, ačiū už šitą battle ir sėkmės tau žvejybai toliau pagauti geresnių laimikų. Bet tu paskaityk apie tuos Amerikos mokslininkus geriau, nes apie šūdą tu geriau žinai ne apie mokslą. Nu, pasiskaitysiu gal taip. Jo, pasiskaityk. Nu, davai, seniuk, paskaityk tu. Visų, sėkmės. Dėkui, Božena, už kepurę. Jūs šiandien pasikūrė visiškai. Dabar už tai turit progą parašyti kažkokią užduotį man. Kaip tas siūlė dėl svogūno, tai nežinau, galit pritart arba ne. Ačiū, kad pasidalinot laivu. Ir parašykit kažkas, kas galit. Lukas arba Smurfytė galit susitarti būdu per chatą, kokią užduotį galėčiau daryti.
Gal kažkas dar norės prisijungti battle. Kažkaip šiandien battle, bet su didesniais darom, kur daugiau turi followerių ir mes vis tiek laimim. Čia netikėtina yra. Jūs netikėtini žmonės. Ačiū jums labai. Jūs esat, šiandien pasikūrę. Ačiū iš viso širdies jums. Ir dėkui, kad dalinatės. Čia gal dėl dalinimosi to. Tai susitarkit, kokią užduotį darom. Aš pats galėčiau kažkokią sugalvoti, bet jūs galite duoti bet kokią užduotį, kokią daryti, išskyrus be nuogybių ir be susižeidimo, kur pats gali susižeisti. O kitas visas, žodžiu, absoliučiai galite užduotis daryti. Sakytų. Klausimų nėra, bet bent gerai, kad prisijungia žmogus, bent taip nenuobodu yra. Bent šitaip nenuobodu. Išėjo, matau, Lukas. Jau Lukui nepadėkosiu. Ar dar Lukas čia vis? Gal jo nerodo tarp. Ai, ne, Lukas išėjo. MVP išėjo. Smurfytė antroje vietoje MVP. Tai Smurfytė turi teisę prašyti užduotį man. Nesimetė ir... Nes daug pridonėtinai, tai turi teisę prašyti dėl to. Kokią galėčiau daryti. Gerai, darysim tą. Gal ir kančia bus tokią užduotį padarytų. Bet svogūną pasiimsim ir suvalgysim. Vien dėl tų. Greit grįšiu. Būsiu tuo. Jeigu tinka, tai svogūnai yra Rusy, dabar nenori eiti iš namų, nes šalta lauke, tai padarysim kitokią užduotį, suvalgysim tokią bulvę. Tokio dydžio visą bulvę suvalgysim. Čia atsidėkosim tiem, kas įmetė, nes neparašė patys užduočių, tai padarysiu tokią užduotį. Jums, kad nenuobodu būtų čia laukti ir žiūrėti, aš to ateisiu, čia nusiskusiu. Ir kad dar sudėtingiau būtų, dar citriną paskui po bulvės. Čia pats sugalvojau savo challenge. Dabar skusim bulvę. Laukit, kad matytųsi gal. Kad skutuvo. Lukas, nori prisijungti kažkoks. Sveikas, Lukai. Labas. Kaip sekasi? Na, pabiškė. Matau, followerių mažiau turi, tai nelabai battle galėsim. Dėl ko? Nes followerių mažiau turi, ar ne? Tai pas mane tų followerių kiek jau pravalyta yra. Bet galim mes battle daryti, ar ne? Tai aišku gali.
O dėl ko tavo vaizdas toks palaginės pastrygęs? Tai todėl, kad čia nuotrauka uždėta. Ai, tai tu nenori savęs rodyti, ne? Na, Bet čia ne tu MVP šiandien buvai, Lukas, ne? ant kur? Ne tu buvai MVP šiandien laivo. Kitas buvo Ne. Lukas. Ja. Kits. Ar čia tu? Ne, man atrodo kitas. Tai darom battle, ar ne? Tai galim, jokio skirtumo. Nu, gerai, padarom. Gali paklausinėti klausimų. Nu, aš čia darysiu challenge tokį, pats sugalvojau savo, suvalgysiu pirmai tokią bulvenų, o paskui po jos citriną visą su odelę gal net. Ir kaip čia taip? Tiesiog, nu, siūlė vieną daryti tokį svagūną, bet svagūnai yra Rusija ir Rusija Na. nenoriu eiti, nu, nes reiktų žmonėm dar Na, pralaukti čia. 15 minučių. Mhm. Tai pagalvojau padarysiu, nu, nes vis tiek, nu, ką nuobodu žiūrėti, taip, galvoju, gal Na. kažką reiks šauti tokio, nu. Tai buvęs. Bet kaip tu gali daryti tą battle, jeigu tu neturi tiek 1000 to followerių? Ne, nu tai, kaip sako, pirmą 1000 kaip susirenki, nors 10 minučių laivą padarei, tai tada visus followerius gali iki nulio nusinulint ir tada gali tu be followerių laivą daryti. Ai, šitaip net? Jo, jeigu pirmą 1000 kaip surinkai, nors kelias minutės savo laivą buvai padaręs, tai po to gali nusinulint ir, ta prasme, gali toliau laivus daryti be followerių. Ir tada jau nebereik nei tą 1000. Ai, aš nežinojau, matai. Na, va. Gerai, va. Už jūs visus, kas man doneitino, atsidėkojimą, suvalgysiu bulvę. Bet tai sumastai, kai netingi. Ką? Sakau, sumastai, kai netingi. Čia, ar jie čia sumastė žalią bulvę valgyti? Čia aš. A. Kuminės kanūnų, bet ką padarysiu. Nu tai tai žalią bulvę, nu tai. Nors aš nedaryčiau, bet aš vis tiek galvoju, kažkaip reikia atsidėkoti tiem, kas įmetė man šiandien beveik 1000 net kointų, tai. Nu. Ne, tai čia nuo žmogaus priklauso, nori met, nori nemet. O tu darydavai tokius laivus, ar tu tiesiog nerodydavai savo kameros? Ne, tai darydavau aš anksčiau. Tik tiek, kad dabar čia po pertraukos sumašiau padaryti. Bet tai, kad čia tam tik tokia nieko gera. Kodėl nieko gero galvoji? Tai kas čia gera, kad čia... Ką žinau jau, kai tiek laiką, tai... Nu, bent jau man tai tik nieko gero tam tik tokia čia. Ačiū, kas pasidalinat laivu. Labai ačiū. Kiek pas tave žmonių? Ką? Kiek pas tave žmonių? 11 žmonių turiu. O, daug. Kiek pas tave? Tai pas mane įvairiai atein, praskrolin, išein. Bet kiek dabar maždaug? Dabar 0. Buvo tie pasižiūrėję išėję. Kiek metų, jei nepaslaptis? Na, bandyk atspėti, kiek daug maž duotum iš balso. 18? Ai, kad daugiau. Ačiū už rašytę, Lukas. Daugiau? Ja, 25. Oho. Ačiū dar už rašytas, Lukai. Tai va. Kūnai. Nežinau, suvalgysiu tiek visos bulvės. Atsiprašau, kad taip kalbu su maistu burnoj. Ne, tai viskas okei. Bet matau, čia pasikėlusių yra tokių. Ateina į laivą, į battle ir labai pasikėlė. Tai čia visokių yra.
Tu tai toks, matau, malonus visai. Ne, nu tai nei, kaip sako, tai nei ten kelias, nei ten ką, būni savimi viskas. Kaip sako, kam patink, tam patink. Aš nežinai, bandau neskeip per laivus. Tai kad čia kelsis, kas nuo to geriau bus nieko. Nu taip. Nekeiktis, aš apie tai. Ne, nu tai. Čia visiems supranti būn, kad išsprūst. Darom remačą, ar ne? Tai, man tai jokia skirtumai. Galim daryti. Vėlukas MVP. Nu šiandien tu tikras MVP. Visus šitus battle, ko darėm, MVP ir MVP. Tai gerai. Palaikymą nors turi. Taip. Ateinu toks ir iškart 3 rožytės. Man. Na. Per kelias sekundės. Nu tai būn. Bet būna tokių, kur visiškai neaktyvios dienos. Pavyzdžiui, laivą bandą darai ir visiškai neaktyvus. Na. Nelabai siūlyčiau daryti bulvę žalę valgyti. Tai ne. Tai aš įsivaizduoju, kad tau ten neskanu yra ją valgyti. Bet čia už tuos, kurie nudoneitina. Na. Na tai žinai, kaip sako, žiegda pamatas bulves valgai, paskui žiegda kokiu primastis. Žiūri kartais krepšinį. Ne, krepšinį iš vis nežiūriu. Ai, nesidomi krepšiniu. Pažais dar, bet žiūrėti tai ne. Bet kartais pasižiūri, rezultatus, taip? Kaip? Rezultatus pasižiūri kartais. Na, aš iš vis nelabai mėgėjai žiūrėti to krepšinio. Jeigu nieko prieš šetas, už 5 minučių pabaigtume, gerai? Nes iškart dabar negalėjau. Jeigu čia kažkas atėjo dabar į laivą, tai valgau bulvę žalę. Pats susigalvojau, nieks neparašė užduoties, bet čia tiem, kurie pridoneitino, atsidėkoju taip. Tai va, kas iš to pas mane irgi va, tai prisijung žmonės praskrolin į tiek. Pas mane tai pasilieka kažkaip. Tai aš, man tai mažas reikalas, nori pasiliek, nori išein. Bet kažkas va irgi įmeta šiek tiek. Nu, dėk už tapus. Nu, bunka patapin. Aš tai kai surinksiu ant PayPal'o kem eurų iš laivo šitų tiktokų. Nu. Ar 3, ne, 30, man atrodo. Tai darysiu tokį terlistą gyros nusipirksiu iš Barbora, kur yra Barbora, žinai. Nu. Nu, dar sumokėsiu ten, gal 3-4 eurai dar tas atvežimas, tai nieko tokio, 3 eurų man svarbiausia, kad jie sumes. Nu. Ir darysiu terlistą, tų gėrimų. A. Nu. Paskui kitą doneitą tokį padarysiu, Nes čia aš dabar, kur tas rožytės padaręs 20 000, tai čia man atrodo apie 3 eurų gaunasi. Tai. Tai kas ten žino. Tai bet tai žinai, kaip... Bet aš vis tiek čia 20 000 tą padaręs, tai vis tiek per laivą nesurenki iškart. Bet ten vis tiek kaupėsi tie pinigai, nes ne vien rožytės metai ir kitus doneitus. Ne, tai aišku, čia nuo kiekvienos dovanos kaupės. Tai taip. Nesvarbu, kokią dovaną. Tai žinau. Bet kažkoks mokestis vis tiek, man atrodo, PayPal'ų yra nuo tų. Tai tik toks kažkiek tai procentų pasiima. Pasiema kažkiek. Kiek, už daugiau pameluotis, 60 ar 75, kiek ten procentų pasiima. Gal. Nes čia dabar gerai susirinksi tos
2 muštukių, ane, tų rožyčių, tai realiai tu kas ten, nu, kažkiek tai gausis. Bet sakau, kažkiek ir tik toks pasims. Taip. Kem 3 bus, pratęsim bulvės valgymą. Ai, Nes sakai, biški. iškart nelabai. Na. Čia negalvokit, čia vanduo. Tai joks alkoholis. Jeigu kažkas tai pagalvojo, netyčia. Na tai, kas ten žino, visokių žmonių yra. Visokių yra. Nu matai, nieko nepadarysi, nelaimėjai. Užjaučiu, bet. Ne, nu tai koks skirtums. Ne, aš čia susireikšminu dėl tų laimėjimų, čia dar kažką tai. Tai ką, sėkmės ar dar paskutinį? Ne, tai jokio skirtumo. Taip pat sakyk kaip. Ai, išėjo. Nu, matai, dar prisijungė. Ačiū visiems, kas dar padarytume. Ką, dar truputį bulvę valgysim. Ką bulvę valgysim? Bulvę valgysim, bulbą. Bulbą valgysim, kaip sakoma, bulbą. Gerai, valgom. Taip neskanu, žinokit, bet dėl jūsų, kas padanėtumėt. Čia dėl Luko darau. Nors jis nerašė pats užduoties man, bet galvoju, atsidėkosiu bent taip. Kulmikai neskanu. Bet nieko įveiksim kažkaip. Ačiū už laikus, kas palaikinat. Daug trūksta iki pakilimo, nežinau. Popular ten kur. Atsiprašau. Atsiprašau, bet visos nesuvalgysiu dėjo. Sorry. Tai grįžtu.
Ačiū visiems, kas laikinot. Dėkui. Taip toliau laikink. Šunolį. Man įdomu, kaip įmanoma patekti tuos rankus, kur ten vyklė ranka. Ai, savaitės tą, tai čia belekiek reikia, kad tapintume. Neįmanoma patekti. Ką laivas dar? Nežinau, kiek bus, arba 20 minučių, arba 25 gal dar. Pusvalandžio gal. Pažiūrėsiu. Ačiū visiems, kas doneitinat, followinat per šitą laivą. Dar neišeina. Šiandien galvojot gal sveikinimas kaip, bet ne. Tiesiog padėka. Labai dėkui. Oi, atsiprašau. Įdomu, ar bus dar per laivą šitą, kad kažkas prisijungs. Ir į battle, kad dar vieną. Nors visas laimėjom iš eilės dabar battle. Bet šitai prisijungtų kažkas iš tokių populiaresnių, žymesnių youtuberių, tai nepavyktų. Jau matau, kažkaip išėjo daug žmonių, gal kažką, gal jau neįdomu žiūrėti. Nu, šiandien visai normalus aktyvumas buvo. Šiandien galima vertinimu 10 balės sistemoje 8. Nu, paklauskit klausimų, šiandien kažkaip jokių nebuvo klausimų, nebent tik tai per battle buvo ten kas paklausinėjo klausimų, tai buvo fainiau. O šiaip žmonės kažkaip šiandien neklausinėjo nieko. Nu, bet bent padoneitino. Bent buvo tas geras dalykas, kad daug doneitino žmonių. Fainas šitas dalykas. Nu, kaip matau, jo aktyvumas mažesnis, tai gali būti, kad už 10 minučių ir baigsim 4 lygį. Nebent per 10 minučių pasitaikys, kas
norės prisijungti ir battle padaryti. Nu ką, už 3 minučių baigsim, jeigu nieks neprisijungs ir nebus klausimėlių, nes kažkaip klausimėlių nėra jokių klausimų, kažko dominančio temų, kaip matau, nėra, tai. Tai ačiū visiems, kas buvo. Lukas su Smurfyte išėjo, liūdna, buvo MVP-je. Tai ačiū visiems, kas buvo live, ačiū visiems už donatus ir geros likusios dienos jums visiems. Ačiū, kas dalinatės live, nors jau baigsim live, nes jau aktyvumas kažkiek truputį apmažėjo, nebent būtų klausimų. Nu, dar 2 minutės pabūnu, jeigu atsiras kažkas, kas norės prisijungti į battle, tai dar padarytume live ilgiau. Tada. Bet jeigu ne per tas 2 minutės, tai tada ir baigsim live. Pažiūrim, Kviks invaitus gal. Bet čia lietuvių nelabai yra, tai. Būtų faina su lietuviu, bet. Tai, kaip matau, nieks nenori jungtis. Tai tada viso gero visiems. Dar kartą pasikartoju, geros dienos. Ir iki kito karto. Kai būsiu laisvesnis, kai turėsiu laiko, padarysim ilgesnį laivą, prisijungsim ir pašnekėsim, pabendrausim. O, Kęstutis prisijungia. Taip, atsisuka. Aš kaip per kompą paleidžiu. Va. Bandom su tuo. Gal pabandom nubetų, gerai, bandom. Graži muzika. O, matau, statybininkas būsiu. Tingiai, pamendam ketcherį. Kiek laiko dirbasi?
Alicija, ačiū, kad palaikinai. Priimu. Garsiai labai, tai vis tiek iš čia nekalba, nešneka kažkaip su manim, tai dėl to nujungiau. Jis turi mažiau, man atrodo, sekėjų truputį. Ar daugiau neturi, palauk. Daugiau turiu sekėjų, bet aš mažiau turiu, man truputį sekėjų. Su beleko random darau viskas. Kas? Tiesiog ką daryti. Tiesiog darai, Įsižiūrėjęs į mano nuotrauką labai, man atrodo. Bet nieko, viskas tvarkoj. labai girdžiu Kemanskį. Pirmąjį overė buvo užėjęs laivą daryti, bet vieną Voveriukas kartą buvo? prapisa viskas, susigrūžina į pabėgą. Voveriukas buvo? Buvo teisingas Patapinam, voveriukas. kas yra užėję. Girdėt, paspaudai tas širdelės, gauni nemokamos kelis taškus. Širdelės paspaudom, kokias. Reksai. Reksai, tai ne čia. Padėkit man. Nebeklausai Pasijau, iš vis. kažkas Man atėjo nutrenkė žaibas. Nutrenkė žaibas. Nu, visas laimėjom šiandien. Matau pirmą šiandien pralaimėti. Gera muzika kažkai visai. Nu, nekalbis man, Nu ką, tai netiek pasirodė kaip tiktoką. kažkaip nekalbis. Nebendrauju viską. Sudėk. Su gyvūnais bendrauju su manimi. Vienas liko žiūrovas ištikimas kažkoks, tai nelaimėsim, jau šitą pralaimėsim. Matau turbūt. Dar 2 minutės likę, bet. Turbūt išėjo, reikėjo nesakyti, kad laivas baigiamas būtų gal pasilikę. Dar kažkas padoneitinė ir būtume plenkiai. O dabar išėjo žmonės, nes aš jau sakiau, kad baigsis. Ir dėl to dabar ir pralaiminėjom. Dar minutę, gal kažkas įmės, bet ne, nieks nežiūri, tai nieks ir neįmės. Frizas, dėkui, kad prisijungiai. Kaip matau, šitas laivas, šita battle bus pralaimėta. Gera muzika groja. Nu, kaip matau, įsikampė bendrauja. Man vienas sako. Nu, 3 sekundžių, neįmanoma, viskas, daug žiūrite. Nu, nieko, vieną pralaimėjimą. Niekas darys tas gyvenimas. Matai, visi nelaimės visada. Ačiū visiems, kas vis tiek padoneitinat. Remačio nebandysim. Ačiū už kovą. Gerai, prametam kitą. O Viktoras gavo kažką
pradėjo tavo. Paimam kitą, gal kokią. Matau, pralaimėjom. Nu ką, viso gero, tai paskutiniam buvo šita kova, kaip matau. Tai viso, sėkmės ir geros likusios dienos.